Labas. Mano pašto dėžutę pasiekė dar vienas deginantis klausimas ir Monika šį kartą klausė, ką daryti, jeigu man sunku gyventi nežinomybėje, aš visada noriu viską kontroliuoti, mano protas yra neramus ir vidinio kritiko monologas yra labai garsus. Monika, aš žinau, kaip tu jautiesi. Patikėk manimi, nes mūsų visuomenėje mes viską norime kontroliuoti ir mes visada norime žinoti, kaip kiekviena situacija pasibaigs. Kas šitoje situacijoje yra baisiausia, yra tai, kad tai yra apgaulė. Mūsų protas, mūsų ego tikrai labai norėtų žinoti, kas bus rytoj, kas bus poryt ir kas bus už poryt. Bet paradoksas čia yra, kad jeigu mes žinotumėm kiekvieną žingsnį, kas bus rytoj, poryt ir po mėnesio, gyvenimas nebeteiktų jokio džiaugsmo. Jeigu tu žinotum, kada tu penktadienį tiksliai norėsi į tualetą, ar tave tai tenkintų? Labai abejoju. Jeigu tu žinotum, kaip po 2 mėnesių susiklostys tavo gyvenimas, ar tu tikrai būtum patenkinta? Ne, nes tu tiesiog sėdėtum rankas sudėjus. Tai čia reikėtų identifikuoti tai, kad gyvenime iš tikrųjų yra tik tai šita akimirka. Va dabar, tik dabar. Mes nežinom, kas bus vėliau. Mes realiai net nežinom, kas bus po pusvalandžio. Ir tai yra natūralu. Ir jeigu tave kankina nežinomybė, tai žinok, kad jinai kankina tik todėl, kad tu galvoji, kad jinai tave kankina. Jinai nekankina. Jinai yra. Mes visi, absoliučiai visi nežinom, kas bus vakare, kas bus kitą dieną. Ir ego, kaip proto funkcijos, jisai kuria tuos scenarijus tam, kad turėtų darbo. Pavyzdžiui, galbūt dabar tu sėdi ir tu pergyveni, kaip tau ketvirtadienį praeis kažkoks susitikimas. Arba susitikinėjai su vaikinu ir pergyveni, ar tie santykiai man duos kažką, ar neduos, ar čia bus vaikų, ar mes susituoksim, ar čia aš pasistatysiu namą, ar pakilsiu karjeros laiptais. Protas kuria scenarijus, bet protas nežino, nes niekas nežino. Jisai tiesiog turi tą darbą. Ir čia yra svarbiausia išmokti džiaugtis šią akimirką. Aš nesakau tapti medituotoje, nesakau tapti kažkokia vudų, gurų ir panašiai. Tiesiog šioje situacijoje kiekvieną kartą, kai jauti, kad protas yra labai neramus, turi savo priminti, kad aš esu tik ši akimirka. Niekas nežino, kas bus rytoj, niekas nežino, kas bus po pusvalandžio. Šiandien dabar aš laiminga, po pusvalandžio aš galbūt verksiu. Ir nerimau dėl to, nėra prasmės. Ir čia, jeigu tu dienos bėgi jauti, kad tavo tas, greičiausiai tai yra vidinis kritikas, kuris tave nuolat kritikuoja ir sako, va, ten reikia, kad tai būtų, oi, kaip tu čia gali nežinot, kaip bus ir panašiai. Kai jisai pradeda šnekėt, tu tiesiog jam padėkok. Nesipriešink jam, sakyk, ačiū, kad pergyveni, aš kaip nors pati. Čia galbūt reiktų labai išskirti, kad ego, mūsų proto funkcijos, mūsų mintys, mūsų nerimai nėra mes pačios. Ne? Reiktų išskirti savo esatį nuo proto. Protas praktiškai toks pats paskutinius ten milijardus metų pas žmogų. Nu, aš net nežinau, ar žmogus tiek laiko gyvuoja. Bet jisai nesikeitė nuo tų laikų, kai mes su dinozaurais kovojom, ar ten olose kovojom. Jis visada buvo toks, kad jis norėjo mus apsaugot nuo nelaimių, nuo nežinomybės ir ta funkcija visiškai nepakito. Ir protas nori žinot, kas bus, tam, kad galėtų tave apsaugot. Nu, bet neįmanoma žinot. Ne, tai yra jo funkcija tave apsaugot. Ir tu nori žinot, kas bus, todėl, kad tu nori apsaugot save. Greičiausiai savo emocijas, galbūt tu pergyveni, kad kažkas buvo negerai praeity ir tave tai gali kažkaip paveikti vėliau. Tai sustok, padėkok tu tam vidiniui kritikui, duok jam vardą, dar geriau. Duok kokį vardą ten, nežinau, Oksana, nu, whatever. Ačiū, kad nervuojas, aš kaip nors pati. Nes, nu, pagalvokim, realiai, mes tikrai nežinom, kas bus rytoj. O noras kontroliuoti yra kilęs iš to, kad mes norim rezultatų. Noras kontroliuoti priveda prie nieko iš tikrųjų. Galbūt pabandyk praktikuoti kantrybę. Užsirašyk kur nors ant rankos, nežinau, kažkokių priminimų prisidėliok. Labai įdomu yra kantriai stebėti, kaip gyvenimas pats išsirtulioja. Gal nebūtinai gyvenimas, kai kurie įvykiai. Atneša daugiau staigmenų, nes pagalvok, kartais mes siekdamos situaciją kontroliuoti,
mes galbūt pasiekėm prastesnių rezultatų, negu būtų iš tikrųjų buvę. Čia vat iš tokių pavyzdžių, kai dalinosi su manim vienas toks mokytojas, tai jisai sako, nu vat, reikėjo man medelius apgenėti sode ir atėjo įmonė ir atsiuntė, padavė sąskaitą faktūrą su pakankamai didelė suma ir jisai sako, nu vat, man toks visada yra noras kontroliuoti ir aš norėjau ten dėrėtis ir panašiai, bet ugdo šiuo metu kantrybę. Ne tą, kad nekontroliuot dalykų, kurių tu gali gal kontroliuot, bet kartais tiesiog reikia leisti viskam tikėti savo vaga. Ir sako, kaip 2 dienas galvojau, čia mokėti, užsakinėti juos, nes kaina kosminė. Ir po 2 dienų, kadangi ugdžiau kantrybę, nieko nedariau, pasibeldė į duris, apklausų tokia įmonė, kuri darė, apklausas darė su rašto darbu ten kažkokių tyrimų prasme. Ir tie vaikinukai pasiūlė apgenėti medžielius pigiau, kaip tyrimo dalimi. Tai čia yra nuostabus pavyzdys. Tiesiog reikia ugdytis kantrybę, tiesiog pristabdyti save, nes niekur greičiau laiko nenubėgsim. O jeigu nubėgsim, galbūt mes nubėgsim trumpesnį atstumą, negu gyvenimas mums yra paruošęs. Todėl nežinomybės nereikia bijoti. Nežinomybė gali atnešti labai daug stebuklų. Nežinomybė yra nuostabi tuo, kad jinai mums suteikia įkvėpimą, suteikia džiaugsmo, malonumų, naujų pažinčių, naujų patirčių. Ir tas neramus protas, tas vidinis kritikas, tu jam tiesiog padėkok, kad jisai tavimi rūpinasi, bet ir tu pati gali savimi rūpintis. Tai toks mano atsakymas, tikiuosi, nors šiek tiek naudingas. O jeigu nėra jis toks naudingas, kaip tikėjaisi, tada labai siūlau išbandyti mano praktiką ir vizualizaciją radikalus savęs priėmimas. Ne? Aš skaitau, kad tai yra kertinis pirmas žingsnelis, norint susitvarkyti su visais šitais reikalais, tai yra išmokti save priimti kokie esi, nes kai mes priešinamės netgi tam savo nerimui, tai jo tik daugėja. Tai radikalus savęs priėmimas galėtų būti dar vienas iš tokių žingsnių, kurių galėtume imtis, kad nepergyvent, kad visko nežinai, nepergyvent, kad tavo kritikas garsus ir nustot viską kontroliuoti. Tai geros dienos.